papasakoti Jums apie EVA mokymų programą. Čia išgirdau klausimą tokį, o kodėl EVA? EVA tai kaip pirminė moteris, pirmapradė moteris ir jos natūralus grožis. Todėl ir EVA. Mokymų programa yra apie tai, kaip moterį atjauninti arba ilgiau išlaikyti jos jauną jaunatvišką išvaizdą natūraliais būdais. Tai mūsų atveju masažais. Jinai yra suskirstyta į 4 dalis, todėl kad pirmoje dalyje mes mokomės bazinių judesių. Mes įpratinam mūsų rankas prie būtent šitos rūšies judesių. Pagrindą sudaro chiromasažo technikos – neurosedatyvinė, hemolimfodrenažinė, miorelaksuojanti, vėliau miostimuliuojanti ir odos stimuliuojanti technika. Su kiekviena pakopa masažas tampa vis sudėtingesnis ir 3 pakopoje mes jau išmokstam labai sudėtingo, visą apimančio, atjauninančio masažo, kuris dirba su ir giluminėmis raukšlėmis, ir paviršinėmis raukšlėmis, ir taip pat su viso veido karkasu. O 4 dalyje mes mokomės dėlioti ir kurti įvairias masažo schemas. Aptarsime, kokiam veido odos tipui reikia parinkti tam tikrus kokius judesius. Kokiai probleminiai odai galima parinkti kokius judesius. Taip? Ir taip gaunasi, kad jūs gausite tokį kiekį judesių ir tokį kiekį žinių, kad gebėsite patys kurti masažo schemas, atsižvelgiant į klientės odos būklę. Žmonės galės tapti tikrais veido masažo meistrais. Meistrais, į tą žodį aš įdedu patį aukščiausią meistriškumą, kad žmogus pamatęs veidą gali nuspręsti, kokius masažo judesius jisai ten naudos, o kokių tikrai nenaudos. Taip? Kokie judesiai reikalingi masažo pradžioje, kokius judesius reikia masažo vidury panaudoti, o kokiais judesiais reikia užbaigti kiekvieną masažą. Ir dar labai svarbus dalykas, besimokant pakopomis visų šitų judesių ir technikų, jūs jau po 1 pakopos gausite masažo schemą, netgi 2. Tai bus relaksuojantis veido masažas, schema, kurios trukmė yra apie 40 minučių ir trumpas 20 minučių masažas, tai yra relaksuojančio masažo schemos, kuriomis jau jūs atidirbinėsite judesius, bet ir galėsite iš karto pasiūlyti savo klientams.